Tiesiog dar viena vinis į tą karstą, kuriuo socialdemokratai bando laidot teisinės valstybės principų. Nes aš nežinau, kaip dabar su tais pačiais žmonėm toliau, pavyzdžiui, diskutuoti švietimo ir mokslo komitete, kada tiesiog jų visas autoritetas šito teismo sprendimo yra suminkytas. Mes sudavėm didžiulį smūgį, žinai kam? Pavyzdžiui, tarptautiniams reitingams Lietuvoje yra klastojami, valstybės mastu klastojami ugdymo rezultatai. Mes esam gyvi stebėtojai, kaip būtent gimsta biurokratija. Jau kad vaiką palikom, išmetėm prie mokyklos, jis jau ten nubėgo ir mokykla jau turi jį paruošti tam gyvenimui, išugdyti, sutvarkyti, kad jis ir telefonu nesinaudotų ir keiksmažodžių nevartotų. Jūs susitarėt, mums neįdomu, mes priėmėm įstatymą, darysim kaip nusprendėm mes. Nes 141 ponas yra, atsiprašau, galite ir įsižeisti. Vadybinis mokyklos modelis, jeigu taip gerai pamastai, jis nėra pasikeitęs ne tik kad nuo to laiko, kai mudu ėjom į mokyklą, bet ir dar turbūt nuo sovietmečio. Bet esmė, kai nėra šiuolaikinio pritaikyto vadybinio mokyklos valdymo modelio, viską kraunam ant tų pačių pedagogų, kurie jau yra, pervargę, persiutę. Mes didinam ir didinam mokytojų atlyginimus. Tikrai labai ženkliai ir labai dideliais žingsniais į priekį. Bet etato struktūra, kitaip tariant, įrankis, kaip pasimta padidėjusi atlyginimą, išlieka komplikuota. 3 dalis etato ir turi irgi užsipildyti daug visokių šalutinių veiklų, kad visgi tu tą didesnį atlyginimą galėtum pajausti ir gauti. Tai nėra normali situacija. Sveikas, Simonai. Labas, Pauliau. Sveiki mūsų tinklalaidės žiūrovai YouTube'ai, viskas tvarkoja klausytojai Spotify'e ir visi žiūrovai, kurie mūsų atrado interneto platybėse, kur mūsų podcastas atsidūrė, kad net patys nežino. Šiandien mes iš Kauno, iš mūsų Seimo nario Simono Kairio biuro Kaune, Vytauto prospekte. Užeikit, jeigu eisit pro šalį. Ir manau, kad nereikia užsitęsti, tiesiog pradėkime nuo to, kad ką tik sužinojome, kad teismas 10 balų neskyrė mūsų švietimo ministrai. Simonai, gal gali plačiau, kas vyksta per peripetijos šitam? Mes taip kaip ir galvojam, apie ką šiandien kalbam ir nutarėm paimti keletą tokių temų iš švietimo srities. Ir mums čia besiruošiant irgi visur matom naujieną, kad teismas galutinė ir neskundžiama nutartimi iš esmės sumalė į miltus švietimo ministrės, arba jeigu dar tiksliau kalbant, ten švietimo ministerijoje toks viceministras, aš jį vienam iš straipsnių pavadinau herojumi Jonu. Tai visgi jų tie sprendimai pridėti 10 balų visiems išskyrus lietuvių kalbos valstybinės brandos egzaminams, bei pakeista stojimų tvarka, irgi atsižvelgiant į tą plus 10 balų, iš esmės yra, tie sprendimai įvykdyti, pažeidžiant įstatymus. Ir aš nežinau, aš to klausimo visada klausiau švietimo ministrės, kaip jį elgsis, jeigu teisiškai mes atsidursim visgi tokioje situacijoje, nes ne kasdien ministrai priima sprendimus, kurie ne tik kad sukelia didelį rezonansą viešoje erdvėje, visuomeniai, bet dar daugiau teismas juos pripažįsta netitinkančius įstatymų. Ir mes jau kažkurioje daly irgi kalbėjom, kad socialdemokratų sprendimai jie dažnai atsimuša į teisę ir tai yra tikrai ne pirmas atvejis, ar kalbėkim apie mediciną, kalbėkim apie paskirimus į konstitucinį teismą ir panašiai. LRT klausimas irgi vis aštrus. Tai yra tiesiog dar viena vinis į tą karstą, kuriuo socialdemokratai bando
laidot teisinės valstybės principus, bet dėja tie principai yra ir tikiuosi ilgai bus gyvybingi. Ir tik tai lieka atviras klausimas, kokios politinės pasiekmes. Ar kol mes paleisim šią tinklalaidę į eterį, ar jau švietimo ministrė bus atsistatydinusi. Tai tą labai bus įdomu įvertinti ir pastebėti. Šitas priklauso nuo mano sugebėjimo greitai suredaguoti visą šitą podcastą, bet tai ne tik politinės pasiekmes šitam reikale yra, nes balai pridėti praeitą vasarą. Stojimai vyko praeitą vasarą, vadinasi, pagal teismo kaip ir atmesta tvarka jau turime žmonių pabaigusių, išlaikiusių egzaminus, įstojusių į aukštasias mokyklas arba neįstojusių. Tai kaip toliau kaip su šito pasiekmėm tvarkytis, nes kažkam galime visus metus gyvenimo ištrinti? Na, klausimas šiaip jau yra labai rimtas. Mano žiniom, šiek tiek nusikelkim į priešistorę. Kai įvyko tie sprendimai, pridedant po 10 balų, mes irgi svarstėm ir frakcijoje, ar skundžiam teismui tokius sprendimus, bet priėmėm sprendimą neskųsti vien dėl to, kad vieno kvailo dalyko nesinori, dėl vieno kvailo dalyko sukur dar baisesnės situacijos. Ir iš esmės dabar tas teismo sprendimas yra paremtas konservatorių dalies mano kolegų iš Seimo kreipimusi į teismą, bet kiek aš žinau, kiek kolegos irgi pasakojo, kad jie pabrėžė, kad jie neprašo kažkaip įvertinti, ar čia reikėtų atžaisti situaciją, pavyzdžiui, pripažinti, kitaip perskaičiuoti, numinusuoti tos 10 balų. Kažkaip, kad teisiškai tai gal nebūtų galvojama apie šitos situacijos įgyvendinimą, remiantis teismo nutarimu. Bet nepaisant to, klausimas jis lieka atviras. Ir čia labai dabar svarbu išgirsti, ką kalbės švietimo ministrė. Ji bando kalbėti apie tai, kad bando įvedinėti atskiras sąvokas. Teisingumą ir teisėtumą. Sakydama, kad jį pasielgė teisingai, o ar teisėtai, tai paaiškins teismas. Bet iš tikrųjų klausimai išlieka labai rimti. Atsiranda pagrindas jau, tarkim, kiekvienam stojusiam ar neįstojusiam, ar iš principo bet kokią dabar galima sugalvoti savo teisių pažeidimą ir jį bandyti apginti, pavyzdžiui, teisme, kokiu, civiliniu ieškiniu ar panašiai. Ir galiausiai ši vyriausybė pradėjo darbą ir švietime sakė, mes nieko nedarysim, jokių naujų reformų. Būnant objektyviems, mes visi praktiškai tą kalbėjom per rinkimų kampaniją prieš rinkimus, kad visi jau pavargę nuo tų reformų ir šitam sektoriui mes jau nieko nebedarysim. Bet kaip sugebėti taip priimti tokį sprendimą, kuris sukuria visiškai naują situaciją ir kurią srėpsim ne tik šią kadenciją, bet ir kitas, nes čia atsiranda krūva įvairiausių dalykų. Ką daryti su tais buvusiais moksleiviais, dabartiniais jau studentais, kuriem tie 10 balų buvo pridėti, ką daryti su tais, kurie yra abiturientai ir laikys egzaminus šiemet, kitąmet, dar vėliau, nes dabar jaunas žmogus nebūtinai baigęs mokyklą iš karto stoja. Ir teismo sprendimas visgi yra, toks stiprus ir jis labai iškelia tą, kad, visgi tas tinkamas vertinimas, tinkama stojimų tvarka yra labai aiškus viešasis interesas. Ir aš manau, kad čia yra šiaip tai padėtis be išeities. Ja suminkštint kažkiek gali, kažkur nudrenuodamas tą bekylančią įtampą ir mano nuomonė yra vienareikšmiška, kad ministrė, politinė komanda iš esmės turėtų trauktis. Visi tie asmenys, kurie šitos slaptuosius protokolus kūrė ir tos balus copy-paste pačių tekstų kiekvienam dalykui pridėjo. Nes kaip kitaip tada, aš nebežinau, kas turi vykti politikui, ministrui, kad jisai atsistatydintų.
Taip yra kažkokie ten, tarkim, korupcijos dalykai, kokie nors iš kokių kitų tokių moralinių kažkokių moralinių dalykų atsispindintis kažkokie atoveiksmiai, bet čia mes kalbam, kad buvo priimtas labai ryškus, labai stiprus sprendimas ir visgi jis pažeidžia įstatymus. Jeigu taip yra, mes, manau, tik tai turim galimybę išsišluoti truputėlį šitą situaciją, politiškai perkrovę, nes aš nežinau, kaip dabar su tais pačiais žmonėm toliau, pavyzdžiui, diskutuoti švietimo ir mokslo komitete, kada tiesiog jų visas autoritetas šito teismo sprendimo yra suminkytas. Tikrai taip. Ir ar ne laikas pradėti galvoti apie kažkokius tai ribojimus tvarkų keitimo, kad, tarkim, metai ar 2 metai nuo... Tai būtent stojimo tvarkos ir turi aiškius ribojimus, laikotarpius apibrieštus, kada negalima keisti, bet šitie procedūriniai laikotarpiai apibriežti įstatymėje kaip tik ir buvo pažeisti. Okay. Nes reikėjo sukti uodegą ir gelbėtis nuo to, kiek košės yra privirta. Bet čia sakau, čia iš tikrųjų mes dar diskutuosim ne kartą ir mes sudavėm didžiulį smūgį, žinai kam? Pavyzdžiui, tarptautiniams reitingams. Lietuvoje yra klastojami, valstybės mastu klastojami ugdymo rezultatai. Yeah. Pridedant balus, pavyzdžiui. Mes pamynėm iš esmės, kas yra mokykla. Bet kokiu atveju yra pažymiai, yra tas varžymosi elementas, yra kažkoks tikslus siekimas, o tuos tikslus ir vertini pažymį ir panašiai. Ministerija ir herojus Jonas ir visa komanda jų iš esmės pamynė ir sutripė pažymio įvertinimo visą esmę. Tai čia galima tikrai labai giliai lįsti į temą ir diskutuoti vien apie šitą klausimą. Tai tikrai manau, kad bus įdomu stebėti dabar tiek pačios ministrės reakciją, bet aš net nebejoju, kad tiek mūsų tinklalaidai, tiek šiaip viešoje erdvėje čia visokiausiais kampais dar prie šitų klausimų. Arba grįšim, arba busim priversti grįžti. Tai kitas klausimas tada, ką švietimo ministerija neša į Seimą, ką jūs svarstote Seime, kokie sprendimai, ta prasme, kokio lygio sprendimai, jeigu dabar pamiršim tą nedidelį nesusipratimą su teismu, balais ir Lietuvos tarptautinę reputaciją. Ta prasme, kas vyksta Seime švietimo srityje, kokius klausimus svarstam dabar? Menkaverčius ir jeigu, pavyzdžiui, bet kas iš mūsų žiūrėtojų, klausytojų, ar tu pats, pavyzdžiui, eikite Seimo suplanuotus šios sesijos darbus ir įstatymus, kuriuos jie ketina atnešti, tai nebus ne vienos aktyvios nuorodos į būtent planuojamus keisti įstatymus. Tai net Seimo nariai mes nežinom, ką atneš švietimo ministerija šią sesiją parlamentui į tribūną. Tai noriu pabrėžti, kad skirtingai nei kitose komitetuose, švietimo komitete mes jokio pristatymo negirdėjom. Tai aš pats irgi kaip buvęs ministras, vyriausybės narys, aš nesuvokiu, man tai atrodo, tai yra parlamento pažeminimas, kaip visgi aukščiausios įstatymų leidėjų institucijos. Ir šitoj vietoje jau nebeaišku, kas čia tą uodegą vizgina, ar šuo vizgina uodegą, ar uodegą šunį. Bet, žinot, labai paprasta yra švietimo. Dar daugiau, natūrali praktika, kad tvirtinant sesijos darbų planą, ministrai su savo komandom jų komitete, kuruojamam šiuo atveju, tarkim, mūsų švietimo ir mokslo komitete, pristato, ką pavasarį mes veiksim, kokias idėjas jie atneš ir panašiai. Švietime yra daug tokių potemių, labai ryškių, kur įmetėjai ir visi turi ką pasakyti, diskutuoti, Seimo nariai tada turi daug darbo, visuomenė daug reakcijų, žurnalistai daug straipsnių. Ir viena iš tokių temų yra, kur parlamentas, aš jau nežinau, kiek čia laiko, pusmetį gerą, tai tikrai, jeigu neilgiau, diskutuoja, pavyzdžiui, apie telefonų atsisakymą mokyklose.
ar draudimą naudotis telefonais mokyklose. O čia turėtų būti parlamento kompetencija tokius? Liberalų frakcija nuo pat pradžių mes tengiamės pabrėžti, kad tą, ką gali sureguliuoti gyvenimas, bendruomenė arba tokiam arčiausiai sprendimo priėmimo ir žmogaus esanti institucija, šiuo atveju mokykla, jeigu ten įmanoma priimti sprendimus, tai nereikia rašyti tam įstatymą. Bet dabar patogu yra kelti tokią temą, mes matom ten Australijoje uždrausti socialiniai tinklai, matom ten kitas valstybės, kur irgi visokius dalykus svarsto, tai padiskutuokim ir mes. Ir ką tai reiškia? Kol parlamentas diskutuoja, berods virš 60% mokyklų jau turi telefono naudojimo tvarkas, o virš 80% mokyklų vienaip ar kitaip sprendžia šitą situaciją. Galiausiai kiekvienas iš mūsų, kas turi mažamečių vaikų ar moksleivio amžiaus vaikų, irgi matom, kaip viena ar kita mokykla kažkaip kuria savo taisyklės, tarėsi su bendruomenė ir panašiai. Tai ką dabar reiškia pritaikyti jau įstatymą, kai gyvenimas nubėgo į priekį? Yeah. Mes esam gyvi stebėtojai, kaip būtent gimsta biurokratija, švietimo biurokratija. Tai šiandien mes esam iš esmės svarstymo stadijoje Seime ir ką tik švietimo komitete svarstėm įvairiausius tos siūlymus, kaip atsisakytų mobilių įrenginių ir įsivaizduokit dabar, ką komitetas siūlys dabar Seimui balsuoti, kad atsirastų iki 8 klasės, grubiai tariant, telefonų draudimo tvarka, nuo 8 klasės, kad atsirastų telefono naudojimo tvarka. Lygioj vietoj 2 tvarkos mokykloms, kurios jau sprendžia šitas situacijas, reikės perpiešti iš naujo vėl kažkokius dokumentus ir panašiai, nes tai yra nuleista iš ministerijos. Čia yra gyvas pavyzdys, kaip mes atrodo gal norėdami gero, aš suprantu ir tos politikus, tarkim, kurie nuoširdžiai, yra ir moksliniai tyrimai, moksliniai įrodymai, kad vaikai per daug laiko praleidžia telefonuose, bet mes ne ten sprendžiam situaciją. Ir negi įsivaizduok, mes dabar būtume moksleiviai ir mūsų jau patirtį turint ir šiaip man keista. Tik pamokoji, kai mokais ir negali naudotis telefonu, negali ten kalbėtis tarpusavį, triukšmauti, yra aibė kitų elgesio normų. Ir galiausiai mes kažkaip ugdyme labai nuvertinam, ar tiesiog norim dažnu atveju, kad vaiką palikom, išmetėm prie mokyklos, jis jau ten nubėgo ir mokykla jau turi jį paruošti ant gyvenimui, išugdyti, sutvarkyti, kad jis ir telefonu nesinaudotų, ir keiksmažodžių nevartotų, ir kokio veipo nebandytų, ar kitų dalykų nedarytų. Ir pamirštam, kokia yra tėvų galų gale atsakomybė. Ir tie patys ir mokslininkai, ir mokslas teigia, kad dažnu atveju su vaikais yra geriau kalbėtis ne taisyklėmis, bet pavyzdžių. Tai jeigu mes ir taip per pamokas mokytojai neleidžia naudotis telefonu ir grįžta tada vaikas namo, tėvai telefone, vaikas irgi telefone, tai tada man paaiškinkit, tai ar čia tikrai taip, ar čia tikrai mes tokiu būdu pakeisim vaikų elgesį. Ir tada aš manau, kad atsitinka taip, kad to mes neįvertinę, einam tiesiog lengviausių kelių, nes ir politikam yra labai jautru, tai yra vaikai, socialinių tinklų žala, visiems skamba gerai, kad kažko rūpinamės, kažką darom. Ne, mano galva mes tik sukuriam daugiau biurokratijos, prirašom įstatymus tai, ko nereikia, atsiliekam nuo gyvenimo ir esmė yra ta, kad turbūt, pavyzdžiui, family linkas, tarkim, jeigu yra Google paskyra ir panašus dalykai, tai kiek tėvų, visi įrankiai yra tam. Tau net nieko daryti nereikia. Suvedė į telefoną, ką vaikas, kokias programėlės gali pasiekti, kiek laiko naudoti ir panašiai. Ar tikrai visi tėvai tą yra padarę? Aš iš tų diskusijų suprantu, kad ne. Man tada klausimas, kaip legaliai jie tada ateina į vieną ar kitą
programėlė, ypač kalbant apie mažamečius, nes vyresnėse klasėse, aišku, jau ir kitas supratimas, ir kitos galimybės, ir galų gale tam tikri socialiniai tinklai jau ir legaliai atsidaro nuo tam tikro amžiaus. Bet, pavyzdžiui, tu Messengeriu negali naudotis Facebooko be 16 metų, nes tik nuo 16 metų gali turėti Facebook'e paskyrą, tai man paaiškinkit. Bet čia yra didesnė problema, mums tiesiog reikia turbūt skaitmeninio raštingumo, ypač tėvams. Taip. Vaikai kur kas greičiau tos dalykus pagauna, reikia suprasti, kokia ta kontrolė turėtų būti. Ir galų gale, vėlgi, viską uždraudus, šitas pats kaip su, pavyzdžiui, rusiškų televizijų blokavimu. Irgi daro žalą, ne, rusiškų televizijų pateikiama dezinformacija. Tai užblokavai vieną, kaip sakyti, satelitą, atsiras per internetą žiūrintis, užblokuosi kitą, vėl bus kitos galimybės. Ką reikia daryti, reikia galvoti alternatyvą, kaip mes užpildom tą alternatyvą, kokiu kitų veiksmų. Tai jeigu mes patys grįžę po darbų, ne su vaikais, tarkim, bendraujam, ar neužsiemam kažkuo kitu, o patys sėdim tam telefone, nepadės joks telefono atsisakymas mokyklas. Ir to pačiu, man tai yra didžiausias pjūvis realiai mokyklų bendruomenė. Ta prasme, jeigu 60% mokyklų jau turi tvarkas, ar 80% jau kažkaip sprendžia tokius dalykus, ta prasme, tai kam reikia tada iš Vilniaus įsikišimo centriuko, kad jie tau numestų tvarką ir tu tada per naują turi. Jūs susitarėt, mums neįdomu, mes priėmėm įstatymą, darysim kaip nusprendėm mes. Nes 141 ponas yra, atsiprašau, gali turi įsižeisti, bet jo, kažkas Vilniuje atsisėdo ir nusprendė, kad 80% Lietuvos mokyklų padarė blogai, bet mes padarysim dabar gerai. Tai jeigu jau mes turim tvarkas didžioji daly, tai kam tada veltis, kištis ir, kaip ir tu sakai, mes stebim švietimo biurokratijos kūrimą. Ir kitas dalykas, čia gal perinant truputėlį kitą potėmę, mes turim iš naujo kažkaip suprasti, kas mokykla yra per instituciją. Nes ką veikti per pertraukas, iš esmės, nustatom įstatymą. Aš kalbu, jeigu bus tokie įstatymai, kad negalės ten naudotis telefonu, arba bus atskiros tvarkos, kada galės, nežinau. Tai jeigu mes įstatymų tokius dalykus numatom. Kita vertus, pavyzdžiui, centralizuojam švietimo įstaigų buhalterijas. Kas šiaip yra efektyvu, nėra čia pats blogiausias dalykas. Švietimo skyriai užgula su savo tvarkom, taisyklėm, reikalavimais ir panašiai. Tai mano klausimas, kiek tada ta mokykla turi laisvės kaip institucija? Per reguliavimą įstatymais, per savivaldybių švietimo skyrius ir panašius dalykus. Ir aš dar daugiau bandyčiau ieškoti įvairių dalykų, įvairių atsakomybių, kurias deleguoti tiesiai į mokyklą. Bet bėda atsiras turbūt ta, kad tas toks, vadybinis mokyklos modelis, jeigu taip gerai pamastai, jis nėra pasikeitęs ne tik kad nuo to laiko, kai mudu ėjom į mokyklą, bet ir dar turbūt nuo sovietmečio. O iššūkių yra daug. Personalo politika, kova dėl mokytojų, atėjusiem jauniem mokytojam irgi visa pagalba, personalo visa atmosfera ir panašus dalykai. Reikia irgi šiuolaikinės personalo politikos. Reikia duomenų. Duomenys irgi yra atskira tema, kaip juos rinkti, kaip juos kaupti, kas juos turėtų įvesti kažkur ir panašiai. Ta irgi jau turi daryti mokykla. Tie patys egzaminai mūsų apkalbėti ir įvertinti plus 10 balų ir teismo užginčyti. Tai vėlgi daugybė šalių egzaminų vykdymas yra atskirtas nuo pedagoginio ir ugdymo proceso. Nes tai administracinė funkcija, daugiau mažiau reikia, kad žmogus prižiūrėtų vaikus. Gerai, dar daugiau, kultūros pasas. Vėl čia visi norim, kad kuo daugiau to kultūros pasų ten būtų naudojamas ir panašiai stebimės, kodėl vis lieka pinigų šioj priemoniai. Bet esmė, kai nėra šiuolaikinio pritaikyto vadybinio mokyklos valdymo modelio,
viską kraunam ant tų pačių pedagogų, kurie jau yra, nežinau, pervargę, persiutę, jie viską turi spręs, kada naudotis kultūros pasu, suves kažkokius duomenis, kurių ten kažkam reikia, ar savivaldybės skyriui, ar valstybei, nežinau, dar prižiūrėti, kad kažkas nepasinaudotų telefonu ir dar, be kitų dalykų. Tai šitie dalykai turi būti atskiriami ir mano galva, modelis jau yra pasenęs. Aišku, čia reikia diskutuoti ir su savivaldybėm, nes tai visgi savivaldybės yra kaip steigėjai ir panašiai. Čia savivaldos nuomonė irgi svarbi, bet mano galva, kad turi atsirasti ir personalo, aišku, specialistai ir personalo politika, turi atsirasti ir, tarkim, kas ten už duomenis atsakingi ir panašiai. Turi, kitaip tariant, atsiras daugiau administratorių, kad pedagogam liktų visas krūvis ir visos jėgos sutelktos į vaikus ir į ugdymą, o ne į begalybę kitų dalykų, kuriuos jie atlieka. Ir kas dar labai svarbu, net pavyzdžiui, mes didinam mokytojų atlyginimus. Tikrai labai ženkliai ir labai dideliais žingsniais į priekį. Bet etato struktūra, kitaip tariant, įrankis, kaip pasimta padidėjusi atlyginimą, išlieka komplikuota. Yra 3 dalis etato ir turi irgi užsipildyti daug visokių šalutinių veiklų, kad visgi tu tą didesnį atlyginimą galėtum pajausti ir gauti. Tai nėra normali situacija. Aš šiaip tu tiek daug išvardinai, bet man visą laiką galvoju, tas dinksėjo, kad mokykla visų pirma yra bendruomenės dalis. Ir ten, personalo valdymas, duomenų valdymas ir visa kita irgi yra svarbu, bet tas pats niuansas, kad mokyklos bendruomenė yra mokytojai, administracija, vaikai ir tėvai. Ir mes dažniausiai prasileidžiam, sakykim, taip kiekvieną kartą kalbėdami apie mokyklas, nes viskas susiveda į tai, ką padarė ministerija, ką padarė savivaldybė ir kaip mes jau kalbėjom apie tas, tarkim, mobiliųjų telefonų naudojimo tvarkas, kad mokyklos pačios jau sugebam susitvarkyti ir nuspręsti, kaip visas tas dalykas, mes kažkaip pamirštam, kad mes realiai su savo tais įstatymų kepimo procedūrom ir ministrų pasirašytom tvarkom, potvarkiais ir taip toliau, mes vis labiau stumiam lauk tėvų kaip ir indėlį į tą mokyklą ir kaip tą mokyklą angliškai shapinti, ta prasme formuoti, kaip ji turėtų būti kaip dalis bendruomenės, kaip, vienu žodžiu, kad pačių tėvų, tos bendruomenės dalis, kad ji formuotų lygiai taip pat tą ugdymo procesą kažkiek tai, atimdami daugiau tų prisimtų galių, kurios biurokratai savo pasiėmė. Grįžtant prie sprendimų, kurie yra dabar linksniuojami Seime, ar vyriausybėje, ar ministerijoje. Tarkim, dabar, kiek žinau, mokiniam skirtingų metų vyks Velykų atostogos. Vieniem prieš Velykas, kitiem po Velykų. Ar tėvai dalyvauja tokiam sprendimų priėmime? Kaip tokie sprendimai iš viso yra priimami? Kodėl, ta prasme, kas juos sukuria? Arba yra kitas irgi čia sprendimas, ilginami arba trumpinami mokslo metai. Tai čia irgi buvo tokia... čia kasmet vyksta tokias kalbos. Diskusija, bet ir sprendimai buvo tam tikrai priimti. Ir iš tikrųjų, aš galiu prisipažinti, man labai sunkiai sekasi kaip švietimo komiteto nariui sudalyvauti tokiuose diskusijose. Mano mąstymas visiškai netaip veikia, nes čia yra tokia daugiau, vėlgi grįžkim prie to, daug vadybinių procesų mokyklose, švietimo sistemoje dar reikia vienreikšmiškai patobulinti. Atostogų tas Velykų klausimas kilo dėl to, kad, kaip čia vėl vaikam, ar čia egzaminai bus, nes jau viskas, kovo mėno egzaminai, kovo beprotybė. Tai ar tie egzaminai, tarkim, tos, pavyzdžiui, lietuvių kalbėjimas ir panašiai, ar vėlgi, ar jie turi būti atostogų metu laikomi, bet tada vaikas pailsėti neturi kaip, tada malasi tie, kurie laiko egzaminus su tais, kurie yra mokykloje, nes, reikia jiem būti mokykloje, o mokytojų tiek yra, kiek yra, nes jie turi ir prižiūrėti egzaminų vykdymą. Tai
dažnu atveju tu klausiai labiau apie tėvų įsitraukimą arba mokyklą kaip bendruomenę, tai aš prie to dar grįšiu, bet dažnu atveju aš jau irgi tą minėjau, kad yra tikrai, pažiūrėjau, kas mokėsi kokiam užsienio universitete, tai labai dažnai gali pastebėti skelbimus, kad viena ar kita mokykla ieško egzaminų vykdytojų, o galėtų atsirasti nauja ekonominė veikla, išsimti kokį verslo liudijimą ir tapti apmokamų egzaminų vykdytojų. Tai nėra kažkoks naujas išradimas, tai dviratis yra išrastas. Ir tokiu būdu vėlgi nereiktų galvoti ir pastoviai nekryžiuoti dviejų procesų. Mokymosi ritmo, mokymosi proceso vaikam, kurie tais metais, tarkim, egzaminų nelaiko, ir jų vyresnių ar jaunesnių draugų, kurie tuo metu laiko egzaminus ar kažkokius tarpinius patikrinimus turi. Tai čia, manau, yra terpė ir čia galėtų paieškoti gerų sprendimų, kad iš tikrųjų mes į egzaminų vykdymą labiau žiūrėtumėm vadybiškai, o ne važiuotumėm iš inercijos, kaip važiuojam nuo seniausių laikų. Anglų mokytojai siūsdami lietuvių kalbos egzaminus prižiūrėti. Yra kitų įdomiausių dalykų. Pavyzdžiui, yra valstybinių brandos egzaminų sistema, centralizuota. Čia aš jau mėgstu paprovokuoti, kad tai reiškia, mes nepasitikėm mokytojų, jeigu čia taip viską sucentralizuojam ir tada visi sako, o kaip tu kažkur ten pasakei, kad gal reikia naikinti valstybinių brandos egzaminų sistemą. Gerai, bet jūs tada man atsakykite klausimą. Lietuvių kalbėjimo dalis yra kaip mokyklinis egzaminas. Jis bus vykdomas mokyklose ir moksleiviai atsiskaitinės ir kalbės prieš tos mokyklos mokytojus ir tos mokyklos mokytojai vertins. Taip, ten yra tam tikri kontrolės mechanizmai ir panašiai, bet visgi jau mokykla gauna atsakomybę daryti daugiau dalykų. Ir esmė yra ta turbūt, kad mes pamirštam nepriklausomybės pradžią, daug gerų diskusijų, akademinių, planų, vizijų, kurių iki šiol mes nesugebėjom įgyvendinti arba praradom kažkur susifokusavimą. Tai aš kalbu apie mokyklą kaip visuomenės ląstelę. Ir kol mes, ir tavo žodžiais kalbant, neįtrauksim bendruomenės, neįtrauksim tėvų ir nenuimsim įtampos ir mokyklos įvaizdžio negrąžinsim kaip visuomenės ląstelės, tuo ir bus švietimo sistema kažkas tarp egzaminų laikyklos, ką kažkada vadindavo mokykla, ir korepetitorių, arba kitaip tariant, alternatyvios privačios švietimo sistemos, kuri pilnu tempu veikia Lietuvoje. Tai laikas yra tos dalykus jau gaudyti ir pradėti gal nuo mažų, bet labai svarbių žingsnių. Ir aš sakau, norisi daug kartų akcentuoti, kad mokyklų vadybinis modelis mažai yra pasikeitęs, net žiūrint turbūt net į sovietinius laikus. Veikiausiai taip. Tai ar neši kažkokius įstatymo projektus? Labai geras klausimas ir turbūt čia gal ir mums pavyks net reziumuoti šito klausimą mūsų šitą tinklalaidę. Aš nešiau praėjusią sesiją švietimo įstatymo pataisas, kurios pateikimo stadija praėjo, reiškia dabar yra svarstymas. Ir šią sesiją turėčiau rūpintis šio įstatymo pakeitimo svarstymu ir priėmimu. Ką aš turiu mintį? Lietuvoje daugybė sprendimų, reformų, nes bijom labai to žodžio, mes priimam, sugalvojom ir įdėgiam iš karto viso šalies mastu. Dalyvaujant bet kokioj normalioj, rimtoj švietimo tarptautinėje diskusijoje. Žiūrint, pavyzdžiui, kaip verslas įdėginėja pokyčius ir panašiai. Niekur taip nėra. Visur turi turėti kažkokią aplinką, kur tu ištestuoji idėją, susirenki duomenis, priimi sprendimą, ką daryti toliau. Mano to siūlymo esmė buvo tiesiog švietimo įstatyme įdiegti ir aprašyti bandomojo projekto, nes pilotinis tai ne pagal lietuvių kalbos taisyklės. Bandomojo projekto apibrėžimą, nurodyti, kas ten maždaug už ką atsakingas ir inspiruoti, kad tai atsirastų kaip tokia sprendimo priėmimo kultūra.
Ir kas keiščiausia, kad po pateikimo šitas įstatymo projektas atsiduria vyriausybė ir vyriausybė nepritarė jam, sako, čia sviestas sviestuotas, ir taip galima ir su dabartiniu įstatymu. Taip galima, bet ar mes tą darom? 1000-mečio mokyklos. Baigėsi projektas, buvo nukreiptos didžiulės lėšos į mokyklas, ne tik kažkokiam ten infrastruktūriniam pokyčiam ar kažkokių patalpų, renginių adaptavimui, bet ir kitiem minkštiesiem dalykams, į tos pačius mokytojus ir panašiai. Ir staiga biudžete pinigų nėra ir net neaišku, taip vadinami STEAM centrai, ar dar gyvuos, ar jau kolba po kolbo šiais metais turės išsipardavinėti, nes realiai finansavimo nėra. Klausimas, o tai palaukit, tai o kur analizė, ar tos įdiegtos naujos priemonės sprendimai, ar pasiteisino, o gal jau ne tik 1000-mečio mokyklose, bet ir visose galim tos dalykus vykdyti. Tai čia yra tokie, svarbus klausimai. Žinau, dabar irgi yra bandoma irgi ieškoti savivaldybių, kurios ryštųsi išbandyti, pavyzdžiui, 6 metų pradinį ugdymą, kas šiaip irgi yra įdomi ir atskiro turbūt aptarimo reikalaujantį idėją, bet vėlgi, tai yra gera proga testuoti, žiūrėti ir tada priimti tolimesnius sprendimus. Taip, istorijų tokių dalykų yra buvę, tarkim, koks tas vadinamas neformalusis krepšelis irgi buvo diegtas pradžioje tokiu bandomuoju būdu, arba, tarkim, dabar yra diegiama centralizuoto priėmimo į mokyklas sistema, kur irgi išbandoma yra ne visos šalies mastu, atskirose savivaldybėse. Tai yra geras kelias, bet aš tuo įstatymo pakeitimu noriu atkreipdėmėsi, kad mes visgi dar trūkstam požiūrio į pilotavimą, duomenis ir duomenim grįstų sprendimų priėmimą, nes nuo nuomonės, ar kas tuo metu kokiai politiniai daugumai šauna į galvą, tai vis tiek reiktų pagrįsti kažkokią realybę, nes vis tiek viską po to tvarkys tas pats mokytojas, kuris tvarko daugybę dalykų. Tai toks mano būtų vienas didžiausių norų ir planų šią sesiją švietimo srity iš mano iniciatyvų pusės. Tai ačiū Simonai. Ačiū Pauliau. Ačiū už gerą pokalbį apie švietimą iš Kauno, ne apie Kauną, bet apie visą Lietuvą ir apie tai, kaip mes tvarkomės, kaip mes ugdome savo jaunąją kartą ir kaip mes patys dalyvaujame tos kartos ugdyme. Arba Seimas, kaip dalyvauja tos kartos ugdyme. Tai ačiū visiems. Ir nepamirškit irgi, jeigu turit kokį klausimą, ar norit, kad kažkokį dar vieną ar kitą momentą pagilintumėm, padiskutuotumėm, irgi rašykit į komentarus, rašykit asmeniškai ir tikrai atsižvelgsim ir padiskutuosim. Iki susitikimų YouTube'ai, Spotify'e arba gatvėje. Būkim atsakingi. Iki. Žiūrim, kas gaus. 3-6